Laidą pristato Kredito unija Mėmelio taupomoji kasa. Visų rūšių kreditai įmonėms ir asmenims. Sveiki, mes liekame ištikimi savo tradicijoms ir metų pabaigoje eterį išvysta Reido trilogija. Ir šiandien vietoje savaitės skaičių Klaipėdos kelių policijos biuro viršininko Ramūno Šideikio sveikinimo žodis. Norėčiau palinkėti daugiau tolerancijos ir tarpusavio supratimo kelyje, pėstiesiems ir dviratininkams palinkėti, kad jie būtų matomi kelyje, dėvėtų šviesą atspindinčias liemenes ir atšvaitus, o visiems kitiems eismo dalyviams palinkėčiau, kad jie, laikydamisi kelių eismo taisyklių reikalavimų, sėkmingai nuvyktų į savo numatytą kelionės tikslą. Pirmadienį, tą sunkią dieną visiems, Minijos gatvėje, automobilis Mitsubishi Galant savo priekinio valstybinio numerių anspaudus paliko ant automobilio Opel Astra galinio bamperio. Nepaslaptis, Mitsubishi vairuotojas buvo švakas, kas Reide reiškia, kad girtas arba šiaip blogos sveikatos. Buvo šalta ir mintis Mitsubo vairuotojas dėliojo labai sunkiai. Čekauski, Klausau. Rimtas putikas yra. Čia rimtas putikas. Gerai. Konservatorijoje, jaučiu konservatorijoje mokytis triubos klasėje. Aš, kaip sakant... Saksofonistas. Ne. O kas? Neatspėjai. O kas? Choristas. Choristas? Jo. Bet pučiat labai gerai, gerus plaučius labai turit. Labai gerai pučiat. Ir žinot, kiek įputėt? 237. Eik tu savo. 237. O čia tai rezultatas. Eik, o čia tai... Jūs esat sausio mėnesio rekordininkas ir lyderis esat. Rekordininkas. Nieko savo. O čia tai vyras. O kur jūs dabar prisitvojat antradienio ryto gražą? O tu filmuoji viską. O kur jūs prisitvojat? Pavyzdžiui, aš irgi norėčiau tokį gyvenimą gyventi, kad galėčiau prisitvoti ryte ir nieko nedaryti. Gerai, supratau 237. O kur draugai tavo? Su tapkėm. Su šlepetėm pabėgo. Kur draugai tavo? Nieko nesuprantu. Vaičiakavoski. Nu? Juk aš tavo, tas visus žiūriu, Nu? Man yra įdomu. Teisingai, jo, tu gaudai tuos. Bet paprasčiausiai supranti, čia netyčia išėjo jau. Netyčia 237, moteriškiai į galą. Netyčia. Visos avarijos atsitinka netyčia. Teisingai. Aš su tavim sutinku. Tai gali pasakyti, kur prisitvojai? Niekur. Gerai, ką gėrė? Įdomu, ateities kartoms įdomu. Išgėriau aš, jeigu tai pasakysiu, 2 bambalius alaus. Kokio? Žaibo? Ne. O kokio? 6 laipsnių. Slabo. 2,37 promilės alkoholio. Tai sausio mėnesio didžiausios promilės užfiksuotos mūsų laidoje ir atrodo apskritai. Nors poniai pagavusiai švaką vairuotoją buvo nejokinga visai ir didvyrė jį nesijautė, bet už tai mes nuo šiol žinome, kaip reikia gaudyti girtus vairuotojus. Įsivaizduot, ponia, jūs pagavot girčiausią šio mėnesio vairuotoją. 237. Įsivaizduojat? Jūs pristabdėte gal prie perėjos gal, ar dar kažkaip? Prie perėjos pristabdžiau praleisti pėstįjį. Va. Štai kaip reikia gaudyti girtoklius. Reikia sustoti pėstį, praleisti ir to baksels girtus. Aš dabar žinau, kaip reikia girtoklius gaudyti. Jo. Mes prognozuojame, kad bauda bus koks 4000 litų ir iš jo Klaipėdos apylinkės teismo teisėjai atims vairuotojo pažymėjimą kokiems 3 metams. Apie ką Dalius kažkam ir papasakojo telefonu. Jau antradienis rytosi į pabaigą, kai pagalbinėje Baltijos prospekto gatvelėje pasidarbavo girtas 15 maršruto autobusėlio vairuotojas, bet apie viską pailiui. Iš pradžių vieno apgadinto automobilio savininkas, grįždamas namo, pastebėjo, kad kažkas bando į jo mašiną atsitrenkti. Grįžau namo, suprantu, dviratį. Žiūriu į mano mašiną ir montavo. Ir nuėjau pašnekėti su žmogum ir susišnekėti. Maršrutinio taksi vairuotojas pastumęs Golfą pastumė ir Volkswagen Transporter, numušdamas šio valstybinius numerius. Čia vojažas nesibaigė. 15 maršrutas toliau važiuoja siaurų kiemų, išvažiuoja į pagalbinę Baltijos prospekto gatvę ir čia pasigauna naujas aukas. Mercedesą pastumė į Opel Corsa ir ši užlipa ant automobilio Volvo kablio. Ir kaip jums patinka girtuoklis, kokią dovaną jums padarė? Ką darysi, jeigu žmonės daug pinigų turi, gali ir anotuoti.
Čia pakabinta ir galas jūsų. Tai jisai stumtelėjo jūs. Maršrutinis taksi pavažiuojo toliau ir čia pilietį pričiumpa įvykio vietą suskubusi policija. Pilietis Kęstutis pasirodo yra švakas arba kitaip prastos sveikatos. Labas vakaras, mielas ponė. Labas vakaras. Kaip į istoriją pakliuvot? Kur iš pradžio atsitrenkėt, ar žinot? Jis vairavo nutriškį, nestovi pačiam galiu. Gintarai, nešviesti. O vainu čia vat. Jūs žinot mane? Reikia savyje. Gal mes kartu mokėmės? Čia mano vaikystės rajonas. Čia kur nors. Vaičiakovskiai, nestum duros. Aš nestumiu. 2,12 promilių alkoholio įpūstų į alkotesterį įvykio vietoje vainikavo pirmos Kęstučio darbo dienos pabaigą. Mat pasirodo, kad pilietis 1,5 metų ieškojęs darbo, tądien jį gavo. Gavo ir transportą, kad suktų ratus po miestą. Iš to džiaugsmo Kęstutis pasigėrė ir grįžęs namo į kiemą bandė prisiparkuoti. Ieškodamas vietos sudaužė 6 mašinas ir darbui aišku sudėv, vairuotojo pažymėjimų taip pat viso gero, o apie piniginę tokių pasivažinėjimų išraišką mes nekalbame. Jos jau peržengusios pinigų suvokimo ribas, ypač kai 1,5 metų sėdi be darbo kaip Kęstutis. Tad ant maršrutinio taksišono šūkis labai sakytume iš šio siužeto temą. Ironiškas. Visi geri dalykai yra paprasti. Naktį iš penktadienio į šeštadienį automobilis BMW 318 kabrioletas, pagamintas praeitame šimtmetyje, kokiais gal 1992 metais, metus sakome, nes patys esame nustebę, kad tų metų modeliai dar gyvi chuliganų rankose, tai štai ši kregždutė įsibėgėjusi Klevų gatve išvertė Lietuvos geležinkelių, Klaipėdos geležinkelio stoties, infrastruktūros padalinio automatinius vartus. Netoliese buvusi apsauga kaip mat supakavo niekadėjus ir iškvietė policiją. O, jaunimas žadėjo pabėgti jie. Aha. Jau durys ištraukė iš mašinos. Tai tas stambusis buvo prie vairo. Aha. Jisai įdėjo atbulinių čia dar pasiemo į vartus. A dar piliai to? Ai, va, matos, aha. Pabėgti. BMW skraidinės 24 jaunuolis Tomas vėliau įpūs 2,8 promilės alkoholio. Tad nenuostabu, kad atsakymas į klausimą, kur jie čia bandė važiuoti, buvo būtent toks. Pons man tik pasakykit, kur jūs važiavot? Taigi čia saugoma teritorija. Galit pasakyti? Gali vieną pasakyti. Drąsus keleivis, ką tik pavėžintas su automobiliu, kuris nepritaikytas keleivių vežiojimui, elgėsi įžūliai, o kai darbą pradėjo naktinė reido studija ir visai nuliūdė. Vos 19 metų sulaukęs Gavrošas vėliau pūs 2,67 promilės alkoholio. Tai per tokį girtumą ir nesuprato, kad ką tik galėjo būti pasmigtas ant vartų virbų, kaip mėsos gabalas ant iešmo. Su reidu per socialinius tinklapius susisiekė BMW fanai ir teigė, kad tokie Gavrošai dergia gerą mašinos vardą ir markę. Negana to, jie skraidė ne su savo mašina, o skraidė su mašina, kurią turėjo perdažyti, kol tikrasis šeimininkas triūsė Norvegijoje. Naktį iš penktadienio šeštadienį Baltijos prospekto 16 namo kieme girti piliečiai su Mazda atsimušė į taksi automobilį. Situacija yra tokia. Nu. Atvažiavau, pasiėmiau klientas čia panelės. Jūsų šitas automobilis. Taksi. Taip. Ir parvažiuoju iš čia, matau, parvažiuoju šitą Mazdą. Šitą. Ai, šitą Mazda. Aha. Aš jau praktiškai sustojau ir nežiūrtėsiai į mane, pasitraukė atgal. Ten atgal atsakau, ir vėl grįžo atgal, jinai išėjo bandė tarti, šie pinigus kišo viską, bet tai žinai. Va dabar tas žmogus, kuris įpūtė 252, tai tas ir vairavo, taip? Taip. O dabar žiūrėk, o tas keleivis dabar ką? Kaip keleivis? Ką čia tas keleivis, o šitas kruvinas žmogus? Keleivis matyti, ką aš nežinau. Bet čia jo, iš tos Mazdos, taip? Jo, čia jo draugelis, matyti, su gerovas, kaip. Su gero, o kur jisai čia dabar dėjo, sniegas, kas ten buvo? Ar čia per avarijas? Virtau, kas čia? Supratau. Griuvo, žinai, žemės trauka. Šioje avarijoje buvo šiek tiek kraujo, nes Mazdos keleivis griuvo į pusnį ir prasiskėlė nosį. Būna ir taip, kai šviežio sniego nėra, o pusnys pasirodo kieta kaip plyta. Čia ne mes vairavom, čia jie vairavo. Jie vairavo. Jie vairavo. Į mumis vairavo. Nu tai, daryk, ką nori. Filmuok, ką nori. Jie vairavo, ne mes. Tu, karoči, ryžas. Aš ryžas? O ne ryžas. Nu, pasakyk, kad ryžas. Bet jūs ėjot namo į savo versiją, išdėstykit, ėjot namo. Sėdėm namo ir dabar kažkokią problemą čia gavus, kažkas kažkur pradėjo kažkokius... Gerai, liūdėtai, tai gerai.
Einam, ieškosim, kur čia. Tai aš, dabar su draugai namus. Dabar 5 jau. Labai pažiūrės, kiek yra. Pažiūrėsim rezultatą, ponas. Tu nekiš savo kameras. Rankas nekiš, gerai. Ramiau, pabūk. Ką mes čia turėsim? Kaip jūs galvojate? 252. Mazdos vairuotojas buvo girtas, agresyvus ir netgi keikėsi, todėl žiūrovams iki 12 metų dabar patartumėme užsikimšti ausis. Пошел ты. O jūs galvojat, kad aš neįdėsiu šitų žodžių? Jis sako, verčiame, Rupus Miltai, tu paršokoja už pakalinę, suk tave 9, jeigu aš neišbirbinsiu genio. Štai koks pilietis nusifilmavo šeštadienio naktį, kieme atsimušęs į taksi automobilį. Pilietis policijai žinomas už girtą vairavimą, už avarijas be vairuotojo pažymėjimo, o dabar dar prisidėjo ir ši istorija. Mašina Mazda bus konfiskuota, o baudas galima atsidėti ir areštinėje, ir jis tai žino, nes taip ir daro. Girtas taksistas Turgaužiedė, bandydamas jį apvažiuoti, iškrito iš žiedo orbitos ir sustumė kelio ženklus, pagal kuriuos senamiestyje organizuojamas eismas savaitgalis. Taksistas buvo labai girtas, jeigu sugalvojo dar ir 40 litų kyšį pareigūnams pasiūlyti. Labą dieną, mielas ponė. Labas. Ar tu mane filmuosi dabar, ne? Taip, nepykite. Filmuok, jeigu tau reikia. Noriu paklausti, su keleivis važiavote, gal netgi? Ne, vienas. Vienas važiavo? O kur atsitrenkėte iš pradžių? Nieko į tos ženklus. Prieš tai jūs dar kažkur tai esate atsitrenkęs? Nieko. Seniai dirba taksistu? Nu jau 2 mėnesius. 2 mėnesius jau? Ir galvojate atsipirkti su 40 litų? Aš nieko negalvoju. 2, 4, 6, 40 litų, daug ketvirtukų jūsų gyvenime dabar gali būti. 4 metam gali atimti, žinokit, vairuotojo pažymėjimą. Jeigu aš užmokėsiu baudą rytoj, viską man... Rytoj? Nu. Jūs rytoj neužmokėsit baudos. Nu, po rytų užmokėsiu. Teismas, žinokit, po 2 savaičių nebent tik tai bus. Nu, tai gerai, bet man laikinus vis tiek išrašys. Ir toliau dirbsit galvojat? Nu. O kodėl ne? Šeimininkas patenkintas bus galvojat? Aišku, kad ne. Nu va. O tai kaip jūs galvojat, būtų atsisėdęs keleivis, būtų nepamatęs, kad jūs va toksai esate, sakykit? Aš į jokių užsakymų nevažiuoju. Nu, bet būtų va pakėlęs ranką tiesiog, va žmogus. Būtumėtgi sustojęs, tiesa? Gerai, kaltas esu. Būtų buvus bauda už avariją, kai esi apsunkęs, ne nuo lengvo girtumo laipsnio, o dabar dar teks aiškintis, kaip čia galėjo šauti į galvą dar numesti 40 litų pareigūnams. Dar viena byla. Atrodo, toks geras oras buvo šeštadienį, kad džiaugtumės gyvenimu, o neprisidirbtum iki kaklo. Iš tiesų įdomu, ką turi pagalvoti klientas, sustabdęs girtą taksi vairuotoją. Nebent tas pats klientas pūstų virš 2 promilių. Tai tada nieko negalvotų. O mes dabar turėsime laiko pagalvoti, nes dabar reklama. Laidą pristato Kredito unija Mėmelio taupomoji kasa. Visų rūšių kreditai įmonėms ir asmenims. Antradienį švenčių išvakarėse Gargžduose įvyko neeilinis įvykis. Girtas pilietis su vogtu automobiliu palindo po sunkvežimio galu. Iš pradžių įvyko automobilio vagystė. Ponas, galite pasakyti, iš kur pavogė mašiną? Nuo parduotuvės. Kurios? Cirkos gatvė. Cirkos gatvė, ačiū. Taigi mašina pavogta, kai šeimininkas trumpam paliko Volvo ir užbėgo į prekybos centrą. Tuo metu pro šalį ėjo girtas pilietis Algimantas ir jis nutarė automobilyje pasišildyti. Netrukus Gargžduose, Basanavičiaus gatvėje, ten, kur jau prasideda sodai ir Kulių kaimelis, tiesiame kelyje Algimantas palindo po sunkvežimio Iveko galu. Pilietis buvo agresyvus ir labai prašėsi į svečius. Aš tave surasiu, suka. Kur surasit? Surasiu aš tave, suka. Ir tu ilgai kentiesi. Man atrodo, jūs kentiesit labiau už mane. Suvokta mašina padarėt avariją.
Su skreplius belaidančių, tačiau vidinė inteligencija trykštančių Algimantų mes dar šnektelsime toliau laidoje, o dabar liudijimas apie tai, kad sunkvežimis net pakilo į orą, kai Volvo rėžėsi į šią mašiną. Sustojau praleisti iš priekį atvažiuojančią mašiną, kuris suktis į kairę. Smūgis į galą ir viskas. O jūs norėjote suktis į kairę? Jo. Aha. Jisai atsimuša, kas toliau vyksta? Nieko, mašina visa gals pašuoka ir viskas išlipau, žiūriu, prieinu prie durelio, atidariau durelės, kad girts visai. Gataveckas. Daugiau, aš to nieko negaliu pasakyti. Все, dingi čia. Kaip jūs tokią gražią dieną sugebate pavairuoti, pon? Galite sakyti? Aš sakau, ding. Net nesiruošiu. O dingsi vis tiek. Iš kur dingsi? Grasinat? O tai jau taip paliksi. Grasinat klausiu. O tai jau taip paliksi mane čia numirti. Tuberkuliozę sergat? Aš klausiu, serga tuberkuliozę, pon? Nesargu tuberkuliozę, niekam. O tu dabar mane paliksi numirti. Tu, policijos pareigūnas, paliksi mane čia numirti. Važiuoja pašalin mašinos, jūs niekam neėjus sustoti. Gerai. Važiuok. 57 metų pilietis Algirdas yra labai gerai žinomas kelių policijos pareigūnams. 2005 metais Klaipėdoje prie Stačio gatvėje įkliuvęs girtas, 2006 metais Klaipėdos rajono keliuose tas pats, vairuotojo pažymėjimas padžiautas tada 21 mėnesiui, šį kartą pilietis sukėlęs neeilinį jovalą Gargžduose, įpūs 2,8 promilės alkoholio. Vidutinio girtumo laipsnių užtenka, kad sugalvotum visai tokią nevidutinę nesąmonę, nes dabar prašau, dar prisidės ir baudžiamoji byla dėl automobilio vagystės. Pradžiai jis buvo pasodintas 2 paroms į areštinę. Po to pilietis areštuotas 20 parų už avariją, kurią padarė būdamas girtas. Baigsis ta bausmė, Algimantas bus teisiamas už automobilio vagystę, kuri išaiškinta žaibiškai. Nieko ieškoti nereikėjo. Vagis prisistatė pats ir apskritai žinos, kaip kitą kartą spjaudyti laisvai spaudai į veidą. Jiem kiaušų, Sakot, padėtų? Ką? Sakot, padėtų? Padėtų. Tokiems kiaušus išpjovęs dar labiau pasiunta. Naktį iš pirmadienio antradienį Taikos prospekte įvyko neeilinė avarija, kai nesuvaldytas automobilis Dodge Stratus išskriejo iš Kauno gatvės ir peršokęs per 3 eismo juostas pasimovė ant atitvaro vamzdžio. Vamzdis pervėrė mašiną toje vietoje, kur sėdėjo keleivis, kuris per stebuklą nenukentėjo. O vairuotojas buvo itin įžūlus ir girtas, todėl jo rankos buvo surakintos antrankiais, tačiau kai Taikos prospekte pradėjo dirbti televizijos studija, herojus aprimo. Parodyk savo veidą. Mink, tu nuspirsi kamerą. Girdi. Net nepakeli rankos, net nepakeli kojas. Vairuotojas, vairuoti nemokė, supratai, kas su žmogus. Mokė vairuoti. Nu, bet aš tai kol kas per tvoras nevažiuoju. Sėdviršį, pakel galvą, kaip stovėjai prieš tai. Kaip gazinai, pasakyk. Nu, mane gazinai. Dar kart spirsi, tikrai atsigulsi ant žemės. Tik nedribėk, gerai, nu vėl pradėjai dribėti. Pasidribėjai, esame prieš tai. Kiek tu čia sunumotai? Visi čia sulai. Jūs skaičiuoti visi iš jūsų. Ką? Nu gerai, pasikelk trūkumą. Vis tiek man reikės tavo foto. Prisidirbai, tai prisidirbai. Eik pas susifilmuok, rodytum. Ir tenai kamerą irgi naktį. Eik nusipok, pas susifilmuok. Ir viskas, ką tu gali pasakyti. Ir viskas. Čia ne naujiena. Tu, kad tau sunau, žinok, dabar ne tik už avarijas, bet ir už šitos. Aš tau aiškinu dabar. Man sunku, sakau, už šitos žodžius tau dabar atskiras, žinok, straipsniukas bus. Už šitos žodžius. Tada kameras pražiūri, už šitą pažiūrėsi. Viskas šono, nosi, Niūkai, žinai, ką reiškia niūkai? Nu tai paaiškink, kas yra niūkai. Nu tu išves, kai liūdų kalbą. Ir viskas. Iškirpsi, padarysi taip, kad aš esu atvilas. Išves lietuvių kalbą. Tu žinai, Nu tai papasakok. tu žinai. Aš tai nežinau, dėl to aš ir klausau. Tu papasakok, kad aš žinočiau. Nelįsk į kišenės, sakau. Nelįsk į kišenės. Gerai. Komisariatę išimsi. Komisariatę, sakau, išimsi. Tu ne komisariatę avariją padarai. Skirtum su tai. Kad tu burbuliuoji, debilė.
O, šitą dokumentą aš neturėsiu. Va iš interneto negalėsiu pakomentuoti apie tai. Internete, aš zakomentuosiu, moku naudotis internetu. Aš nemoku. Derievnė visiškai esi. Vieną žodį, utelinį, žinai, ir viskas. Nesu esi utelinė. Pasimovimo ant iešmo istorija paprasta. Policijos patruliai gavo pranešimą, kad Taikos prospekte po vieno prekybos centro teritoriją važinėja girtas Dodge ekipažas. Atvykę patruliai pamatė, kad Kauno gatve skraido šis dabar ant iešmo pasimovęs automobilis, kurio vairuotojas pamatęs policijos mašiną padidino greitį ir nukūrė. Bet jis 3 litrų benzininio žvėries nesuvaldė jo pirmame posūkyje ir buvo pavytas dizelinio policijos Opelio. Tiesa, šie berniukai bandė nuo policijos patrulių bėgti, bet šis pilietis pavytas tik perbėgęs gatvę ir galėjome jo nerodyti televizijoje, jis jų keleivis, bet kad melavo įžūliai aiškindamas, kad jis netyčia įsėdo į nepažįstamo žmogaus automobilį, o gal ir pažįstamo, bet buvo tamsu, tai ir nematė su kom po miestą siaučia. Antrasis pavytas kiek tolėliau. Mat anksčiau išlipo iš mašinos, tai yra vairuotojo vietos. Policijos komisariate 1987 metais gimusiam chuliganui buvo nustatytas 2,26 promilių girtumas. Ten jis pradėjo skųstis, kad jam sopa krūtinė susimušusi vairą, jis buvo nuvežtas į ligoninę ir iš ten pabėgo. Geras lopas pasisunkinęs savo bylą, nes dar ir patruliai savo tarnybiniuose pranešimuose aprašė šio elgesį. Keiksmus, nenorminę kalbą, grasinimus užversti ir taip toliau. Pilietis žino, ką kalba, nes jau yra prasilenkęs su įstatymais. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį buvo vežtas į policijos komisariatą, kaip įtariamas telefono vagystėje po išgertuvių. Ir tai dar ne viskas. Kitą rytą į kelių policijos biurą kreipsis žmonės dėl chuliganiško stratus vairuotojo elgesio mieste, dėl kurio jie buvo priversti keisti važiavimo kryptį ir atsimušus į bortelį sugadinti ratą. Žodžiu, byla atversta. Tuo metu kitas laidos herojus pasidarbavo netoliese Taikos prospekto ir Smiltelės gatvės sankryžoje. Čia kovo 8-osios herojus Valerijus šiek tiek patempęs, atsivedėjęs pylė su savo Nissanu и Volkswageno кабли. Вы Nissan? Да. Рулили. И что случилось? По какому поводу сегодня вот так мы? Честно? Честно. Напился? Да, вижу. А повод? 8 марта. 8 марта. День рождения моей жены, да? Почему моей? Моей. А, вашей? Да. Вашей? Да. Ну, вашу жену я не знаю. Не знаете? Да. Ну, не знаю. Спасибо хоть за это. Ну, а можно познакомиться? Конечно. Нет, честно сказать, я, конечно, уважаю вашу систему. Ага. Что это значит нашу систему? Ну, А вы не здешний? как не здесь? Здешний? Здешний. Так ваша, наша система, так и ваша Вы система? покажете. Ну, слушаю вас. Вы хотели сказать речь. Вы уважаете нашу систему. Да, вот. Ну, Нашу систему... Ну, получилось так вот у меня сегодня, наверное, ну, так, ну, что-то с моей, как сказать, инерционной системой не получилось. 1,02. С такими промилями можно и Что? лучше ехать. Ну, получилось так, Ну, понимаете, даже трезвый человек может Да, сделать аварию. да. Ну, получилось так. Человек тормознул. Ну, ориентация... Не та уже. Да, уже не так. Ну, И немножко... годы не те уже у нас. Да, и годы уже не те. Да. Так еще один вопрос. Да, Вы господин Валерий. говорили там насчет жены своей. Да. Номер твоей жены дадите? Нет, номер не дам. Не, а почему? Познакомься, она на телевидении работает, посмотришь. Valerijui iki namų buvo likę štai visai netoli per gatvę ir tu jau kieme. Bet 1,02 promilės alkoholio išbalansavo vairuotojo reakciją ir dabar bus reikalų. Aišku, Valerijus nežinojo, kad pataikė į automobilį, kurio keleiviai tądien šventė gimimo dieną. Būtų žinojęs, juk būtų sakęs, kad ne, jis tokios dovanos nenorėjo padaryti. Na, o dovanos dabar pabirs pačiam Valerijui. Nuveš automobilį, vėliau teismas, o dar vėliau sudėv tūkstančiai ir vairuotojo pažymėjimų taip pat sudėv. Tos šventės sujaukė gyvenimo ritmą. Moters diena, užgavėnės, pelenų diena, kovo 11. Kita vertus, ta pelenų diena galėtų būti po visų tų švenčių, kad galėtum galvą pelenais pasibarstyti, atgailaudamas už visus paklydimus. Šilutės plente į automobilio BMW galą sudužo Mitsubishi Space vagonas. BMW vairuotojas pristojo ir iš karto gavo. Nespėjo sustoti. O koks jums degė? Man užsidegė geltonas ir, kontroldonas. Aha.
Jau sustojęs buvau. Sustojęs. Jo, prie ir jau matau, kad parčio, dar mėginau biškį į priekį pavažiuoti. Mitsubišio vairuotojas įpūtęs vidutinį girtumą 1,89 promilės iš karto pareiškė, kad turės galingų pažinčių. Labas vakaras. Vaikų. Aš nepažįstu jūsų. Jūs mane žinote, aš jūsų nelabai žinokit. Nenugriu. Da mašiną suvažinėtų. Nu, mane visi pažįsta, žinokite, aš senas klaipėdėtis praktiškai. Bet niekom negaliu padėti. Jūs man priminkit, kas jūs toks man? Nu, tikriausiai Maskulaitis irgi. Tai kodėl, ko jūs čia mėtotės mano dabar draugų pavardėm? Nei mes klasės draugai, nei kartu esame gėrę garaže, nei kartu lipame per balkoną pas konservatorijos merginas. Žodžiu, mes skirtingų maščių gerukai, nes vienas girtas vairuoja, o kitas ne. Girti piliečiai tiesiame kelyje pataikė į laikino pastato sieną, nes juk blaivas taip nepavairuotum. Štai mašinos savininkas taip pat sako, kad jis negalėjo taip pasielgti su savo mašina. Aš nevairavau nieką. Aš visko matau. O tai ko jūs vaikštote aplink mašiną? Žinot dabar, girtas vaikštote aplink mašiną, iškart gali, žinokit, bėdų būti. Tai gerai, visko galime įžyti. Kam čia vaikštote apie tą mašiną dabar girtam? Mano mašina buvo, bet vairavo kitas. Aš žinau, vienas komisaras irgi girtas vaikščia aplink mašiną, kiek bėdų turėjo, žinau. Žinau, viską. Mašina jūsų? Kaip? Mano mašina, bet vairavo. Aš galiu vairuotis. Galim eiti parodyti. Va, vairuotoją surasim ir viskas bus tvarkoj. Atlikus kai kurios operatyvinius veiksmus, garažų masyvė buvo rastas dar vienas pilietis, tos avarijos dalyvis, ir čia tarp vyrų įvyko akistata. Labą dieną, pons. A jūs Saudinė pataikėte į garažą? Ne. Kas? Nežinau. Savininkas sako, kad jūs vairavo. Asmens. Kaip dabar bus? Pateikti savo. Neturi savo. Iš vis nieko neturit? Ne. Šitas žmogelis. Ne. Tai pons nekaltas pasirodo būsit, ne? Aš nekaltas. Bet jūs kartu važiavote? Ne. A jūs vairavo? Taip? Jis? Mašinos savininkas sako, kad jūs vairavo? Jeigu sako, tai kis dalykas. Tai gal ir buvo taip? Ne, aš... Mano mašina stovi kažkur čia, neaišku... Nu sukurkit velykinę pasaką mums dabar. Kas vairavo tą automobilį? Va, savininkas sako, kad jūs. Sukurkit mums velykinę pasaką. Ne, aš tau nekursiu velykinę. Tu kali vidumą. Švaks esas, kaip matau, šiek tiek nestipriai. Teisingai. Penktadienis. Apsirink bakursiu, nes žiaurė toli eina. Taip ir yra, atrodo geri šnapsą, atrodo su draugais geri, o kai bėda prispaudžia, tai neria į krūmus. Na kaip su tokiu piliečiu kitą kartą prie stalo sėdėsi, kad taip elgesi? Jis vėliau pusels 2,20 promilių alkoholio ir vis tiek teiks, kad vairavo, ne jis. Nors visi matė, kad ir gėrė jis, ir vairavo jis, ir viską darė jis. Ką daryti? Yra variantas. Reikia gerti su tikrais gerais patikrintais draugais, o jau po to, aišku, niekur nevažiuoti. Net pas mergas. Šiandien viskas, kitą pirmadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro Baltikum televizijos eteryje pamatysite antrąją trilogijos dalį. Sudie, būkite aplankyti. Laidą pristatė Kredito unija Mėmelio taupomoji kasa. Visų rūšių kreditai įmonėms ir asmenims.